šventė čia, mes visi turim jaustis kuo geriausiai, kuo laisviausiai ir daryti viską, ką man norisi. Ir tikiu, kad jeigu dar neišlaisvėjot, tai matau, kad dabar nėra šansų jums nebeišlaisvėti, nes matau, kad Nalšia dainuos populiariąją rožę. Ak, tai čia jau tikiu, visi tikrai pritars ir tikiu, kad šoks ar ne. Ar pritarsit rožiai? Taip, labai smagu matyti pasikeičiantį pasiryžimą ir norą kartu švęsti. Tiesa, kokia šio romanso istorija? Rožių tango iš tikrųjų reikėtų taip vadinti šią melodiją. Jinai gimė Italijoje, yra išversta ir dainuojame Lietuvoje. Tik aš taip stebiuosi šiek tiek, kodėl mes lietuviai dainuojame tik tai priedainio melodiją. Visą istoriją mes išpasakojam to priedainio, mums tarsi nieko netrūksta. Bet pasiklausę originalo, išgirdome, kad yra dar viena melodija, tokia liūdnoka, posmo melodija, kurią ir išpasakojimas, tas pagrindinis rožės ir meilės, visas tasai skausmas, tie visi tikliai. Tad mes norime ir jums parodyti šitą tokią pilną originalą versiją ir būtinai, kaip minėjom, jūs kartu su mumis dainuosit tą priedainį. Nu, nesakykit, kad nemokat.
tikrai vis garsiau.